neįprastos ir savaime suprantama. Dar viena stichija, kuri mums mažiau pažįstama nei mes esame šiuo metu. Ore, po vandeniu viskas sudėtingiau. Ir fotoaparatas lūžo, ir plikstė užsėdo vanduo, ir visokiausių techninių dalykų teko išspręsti, norint surengti šią fotosesiją čia Megoje. Vanduo už orą yra tankesnis 800 kartų, kam nežinoma ši informacija, ir labai smarkiai sugeria šviesą. Taigi povandeninės šviesos poveikis priklauso nuo gylio, objekto atstumo, paviršiaus ir oro sąlygų. Būkite ir pakelkite rankas tie iš jūsų, kas nors kartą buvo įkišę galvą į Raudoną jūrą. Yra tokių? Supratau. Jau klausiu merginų, bus norinčių sudalyvauti undinės konkurse ir pasinerti baseiną? Daugiau informacijos apie pačią povandeninę fotografiją.